Kas vis dėlto atsitiko mūsų varikliui ir pasakė viso gero, tai šiandien tai ir pamatysime. Ką čia ta širšė veikia? Turim blokę skylę. O galima bus suvirinti. Oi, ktona, čiut nenukrito. Opa. Labą dieną. Eina našą, turiu pasakyti. Lupam lauk variklį vėl. Fucking yes! Tai sveiki, mėly bičiuliai, sugrįžę į mano YouTube kanalą ir šiandieną mes sveikinamės Bemučio garaže. Turbūt iš praeito video jau supratote, ką mes dabar veiksim garaže, ogi reikės ardyti ir žiūrėti, kas vis dėlto atsitiko mūsų varikliui ir kodėl jisai pasakė viso gero ir turėjo tik 50 sekundžių šlovės Estijoje. Jo, iš tikro liūdna. Gaila, kad taip išėjo. Tikrai net minties nebuvo, kad pačiam varikliui galėtų kažkas būti. Kaip ir jisai turėjo kažkokią mini problemą, bet realiai jis nekaito. Važiuoti su juo buvo galima važiuoti. Realiai tik vienintelė problema reikėdavo nuleisti slėgį. Tai aš nemanau, kad nuo šitos bėdos įtakot galėjo variklio užkalimą iš pačios apačios, tiksliau išmuš net skylę blokę. Tai man labai įdomu kol kas, dar nežinau, kas tenais bus išardžius variklį, tai šiandien tai ir pamatysime. Nes tikrai bus dar reikalų čia jį persirinkti ir turim beveik 3 savaitės iki paskutinio finalinio etapo, kuris vyks Kačerginėje. Tai reikia nesnausti ir nepasilikti visko paskutiniai dienai. Keliaujam dirbti. Šiek tiek apsigrioviau, nusiardžiau visą priekį, dar išardinėjau ir įsiurbimo kolektorių, visą elektrą atjungiau. Tai aš jį kuo daugiau išsiardau, tai dabar įdomioji dalis. Ką mes čia turim? Čia tai turim tepaluotus tokius kanalus. Šitoj pusėje vandens yra. Nežinau kaip matytis gali, bet žodžiu yra vandens. Bet kas įdomiausia, ką čia ta širšė veikia? Įsiurbimo kolektoriui širšė guli. Nesupratau, kaip jinai čia papuolė. Ir dar vienas šitas antras cilindras, bet vožtuvai kažko apsitepalavė iš viršaus, tai greičiausiai arba leido jau vožtuvų gumelį, arba vėliai žino, kas daugiau, visi kaip ir toliau tvarkingi. Tik va šitas, nes šitas 8 turėtų cilindras ir būtų trūkęs lūžęs, tai matysim. O šitam irgi vandens stovi, matyt, kažkaip užmetė vandenėlio. Baigia muzikėlės, einam prie daikto, kurį jau išėmiau. Tuoj pasiėmom tik šviesą. Ir štai, turim blokę skylę. Turim trūkusį 8 cilindrą, tai visas trūkęs į viršų, trūkęs visas tepalo kanalas, matosi purkštukas tepalo netgi, toliau nutrūkė toliau į šitą kairę pusę, yra va trūkis matosi. Tada turim karterio apačioj skylę, per kurią net matosi švaistiklio varžtas. Tai mano turbūt spėjimai ir pasitvirtins, kad yra švaistiklio varžtai nuplyšę, nutrūkę ir turim dar net ir kitoj pusėje, net šito nemačiau. Bet dabar starterį nusėmiau ir žiūriu, čia irgi lygiai tas pats, man atrodo, nu jo, byra detalės, vėl purkštukas matosi. Tai realiai 4 ir 8 cilindrai išpyškėjo velniop. Tai va, o to priežastis dar kol kas neaiški. Nu, jeigu matau jau varžtus, tai kaip ir 90% pasitvirtina mano spėjimas. Bet kodėl tai įvyko?
Dar kol kas negaliu atsakyti. Anksčiau nenoriu čia spėjimų dėliot, reikia vis tiek visą pilnai išsiardyti, tai dar trūksta pardydą, reikia ir kolektorius nuimti išmetimo, jau po biškį nuiminėjau ko nereikia, reikės imtis lauk galvas ir turbūt visą atsisukinėti. Situacija tokia, kad reikia ardyti toliau ir atsiardžius pasižiūrėti, ką mes ten rasim. Tai jau nuardytas karteris, šiek tiek aprinktas variklis ir pasižiūrim, ką mes čia turim apačioj. Tai kaip matot, turim nemažai pabirusių dalių. Tai jo, net irgi yra net ir pirštas stūmoklio. Čia dar vat ir stūmoklio visokių dalių. Čia švaistiklio viršutinė dalis piršta, kur laiko čia šiaip. Šonas čia gal dar galima bus suvirinti. Jo stūmoklis. Švaistiklio gabaliukai likę. Kodėl jis taip išsitaršė? Man atrodo, mano pasitvirtino spėjimas, tai nulaužti švaistiklio varžtai. Aišku, indiglą būtų įdomu surasti. Bet kol kas aš čia jo nerandu, iš čia kur įstrigęs nuo kita. O ką turim čia? Nu čia turim irgi labai gražiai. Kitas va švaistiklis, va taip per pusę lūžęs. Išmaltos visos ten vietos tepimo ir taip toliau. 8 cilindras, tai stūmoklis ten dar likęs, kaip matau. Nulaužtas su švaistikliu ir užstrigęs į gilzę. Velenas tai čia kaip ir nebuvo, kad kažkoks matytųsi, kad labai nudroštas, tai indiklai manau, kad tikrai šitoj vietoj nebuvo prasti. Pažiūrim iš kitos pusės. Čia irgi va stūmoklio gabalas įstrigęs, ten dar matosi žiedai likę. Žodžiu, tenais jau stūmoklio nėra. Šitam 4 cilindre. Tas 4 vadinasi švaistiklis buvo trūkęs ir išbarškėjo visai su visu stūmokliu ir dar plus nulaužė 8. Tai va turim sprogimą ir šitoj pusėj. Ir čia trūkimas visas kanalas ir lygiai taip pat ana pusė visa išsprogus. Nu jo, reikaliukai tokie. Tai dabar belieka nusiardyti galvas, nusimt priekinius dangtelius. Dar ką radau. Per tą viršutinį holą čia, kur man pačias pirmas varžybas, tiksliau treniruotę, iš šitos vietos smirdėjo. Ir dabar pamačiau, kad čia kliokė tepalai, kliokė ir viskas ėjo žemyn. Tai kvapas tepalų man tada vadinas iš čionais ėjo, nes jisai tepliojo tiek šitą apsauginę atseit tą žarnelę, tiek ant kolikų kažkiek matyt užtikždavo ir čia viskas nušikta tepalais. Tai reiškia perkaitęs holas ir jisai jau gavosi nesandarus ir kažkur ten per aną vietą man leido tepalus. Tai blokas jau pilnai išrengtas, išardytas. Tai radau problemą, kodėl man pūtė išmetamas dujas į aušinimo sistemą. Tai va šitoj vietoj buvo matyt atsiklijavus, atšaukus kažkiek tai tarpinę ir protarpinę prapūtinėjo va į šitus kanalus. Ir todėl buvo tas išmetimo kvapas aušinimo sistemai. Daugiau kitur kaip ir niekur nebuvo, atrodo. Čia va kažkoks va joduliukas, tai kažkas lyg tarp cilindrų vyko irgi įdomesnio. Kažkotais nebuvo gerai prispausta, kaip suprantu. Ir kaip yra. Oda! Jo. O šitus kaklus palieku, nes kai kur yra biški įrišti indėklai. Tai jau turbūt, kad aš šitų daiktų nenaudosiu. Nuo blokas eis tik į prisiminimus tikriausiai, visur trūkia, taip toliau. Stūmokliai dar realiai 5 liko sveiki, o vienam pamačiau, kad trūkęs tarpžiedis. O, pirmas daiktas toksai atsitikęs, tai ar jis trūko jau anksčiau, ar tuo pačiu viskas įvyko, neaišku. Jo, tai šitas irgi viso gero ir indėklai šiaip vienos pusės blemba, nu, net nujuodavę visi. Va tokie va. Ir persilenkia. Tai jo, kažkas buvo negerai.
nes vienos pusės tai kaip ir tokie blizgantys, nu, neypatingai, bet kitos pusės tai visiškai tokie nujuodę, nudrožti ir net jie sulinkę. Tokie reikalai. Žodžiu, dar ir filtras pilnas drožlių, tai čia bus reikalų išsiplaut. Filtriukas mesis lauką, aišku, bet zindrų pilna, bet visą korpusą reikės plauti. O dabar atėjo laikas rinkti naują varikliuką, tai turiu jau paruoštą, naujai sugilziuotą. O, blecham, ko čia neina pasukti? Nesupratau. Supratau. Paruoštą, sugilziuotą pilnai bloką, nušlifuotas, sugilziuotas, tai reikia pradėti rinkti. Čia dar senas galvas išsiradžiau, išėmiau keletą daiktų, kurių man reikėjo, o nežinau, šitas gal reikės pilnai išsiardyti ir dar jas vežti patikrinti ir žiūrėti, gal dar jos tarnaus sekančiam gyvenimui. O čia taip pat turim nupoliruotą veleną, viskas atlikta, patikrinta, viskas gerai. O čia per vakar ir šiandien surinkau 2 galvas ir šlifavau vožtuvus, visus pritryniau, viską surinkau, viską nuvaliau, turėtų būti gerai. Šitos galvos taip pat patikrintos, nuvežtos, nušlifuotos, patikrintos, tai su jom turi būti viskas gerai. Tikiuosi, surinkau viską gerai, kad viskas veiktų. Tai vat tokie reikalai, stumai taip pat paruošti, kaklai paruošti ir čia turim dar krūvą naujų dalių. Tai turim ir švaistiklinius indeklus, turim ir pagrindinius indeklus, turim varžtus galvų, turim salniką priekinį, salniką galinį ar atvirkščiai, taip pat tarpiniukių keletą, galvos tarpinės 2 ir pagrindinė karterio tarpinė. Tai reikia eiti po truputį rinkti naują daiktą, nes lieka ši savaitė ir dar sekanti savaitė. Ir tada jau sekmadienį varžybos. Turim dar darbelio sočiai, o reikia susirinkti, vis tiek norėsiu greičiausiai nuvažiuoti ir į Klaipėdą pas Valdą, pasitikrinti, prasisukti mašiną ir tiek. Tai keliaujam darbuotis. Vakaro update'as, tai stumuokliai jau sugrūsti, ten yra nie ir šitie, ir teplo jau siurblys uždėtas, čia biškį tamsu, žodžiu, viskas suveršta, viskas kaip ir padaryta. Švaistikliniai varžtai realiai susisuko kaip ir visi, 7 varžtus išmečiau velniop, nes veržėsi ir neužsiveržė. Tai faktas, kad jausai tempėsi, išsitampęs, tai teko 7 varžtus išmesti ir pakeisti kitais. O dabar nusiriebalinau galvytę, jau atsistačiau plius minus kaip ir poziciją, kaip turėtų būti, nes čia jau irgi išsikėlęs pirmą stumuoklį į viršų, atsigaudęs, atsižymėjęs mierą degimui, tai dabar ruošiuos dėti galvą. Nauji varžtai. Pratepiau tepaliukų, leidžiu nusivarvėti, nes negalima jų šlapių sukti. Tarpinės pasiruošiau, tik dar jas susitepsiu, kad nežviektų. Ir turiu nusipūtęs jau tarpinės su variu. Neklauskit, kodėl taip darau, nes visą laiką taip darydom. Tiesiog gal patikimiau prisiklijuoja,
Nu, bent taip atrodo ir dar kažkoks mikro gal tarpelis atsiranda. Nu, ne mikro tarpelis, o šiek tiek plėvelė kokie atsiranda ir gaunasi gal per mikro kažkiek pastorėja. Tikimybė mažesnė kažkam prapūs, nors kaip matom, šitam daiktui nepadėjo. Tai, bet šiaip pagal tai paskui gali akivaizdžiai atskirti, kas tarkim buvo blogai, nes visur matosi, kur varis prilipęs, o čia pystra atšokęs. Nu tai va, kaip pavyzdys, va tokiu atveju jau tada žinai, gal ir taip žinotum, bet nu, visą laiką taip darydom, tai taip dabar, oi, ktona, čiut nenukrito. Oi, ktona. O tai būtų prisidaręs čiūdų. Tai žodžiu, varžtai paruošti, šaibos sutepu ir dedu į krūvą šitą daiktą. Taigi reikia šiek tiek garažą jau prasituštinti, nes reikės šitą daiktą jau statyti atgal į padėtį, nes jau variklis kaip ir surinktas. Sudėti ir dangteliai, pagautas degimas, visi dangčiai sutvarkyti, karteris dangtelis uždėtas. Tai dabar kabinsiu ant krano. Reikės jau ant krano pilnai susisukti susišmetimo kolektorius, kojas ir visus kitus aparatus ir dėti į vietą. Kaip ir apsirinko motoriukas, viskas tvarkoj, atrodo galvos prisisuko, matysim kiek tvirtai. Viską hermetizavau, kur tarpinių nebuvo, kur buvo tarpinės, ten su tarpinėm sudėjau. Teko dar išsiplaut visą tepalo filtro korpusą. Ko čia išbarstysiu viską. Nes čia buvo pilna dzindrų, tai viską su breiklineriu išvaliau, išploviau. Visus vamzdelius, visus kanalus, tiek šitus ploviau. Viską išvaliau. Tai aišku, breiklinerio tai sunaudota tikrai sočiai. Nes visur aš jį vos ne visur naudojau, nes tikrai nemažai buvo plovimo. Dar čia reikės viską atsiplauti, atsivalyti, nes visur tepalo privaryta, apšikaliota. Ir bandysim kišt atgalios. Biškį einu apsitvarkyti ir reikia keltis motorą, rinkti toliau. Gal netgi šiandien ir pavyks įdėti jį į mašiną, tik ar užkurt pavyks, tai tikrai nežinau, nes daug iš tikrųjų yra darbo, vien variklį realiai per 3 dienas surinkau, nes stengiausi viską apgalvoti, kruopščiai viską nuvalyti, nušveist, nes ir kai kas iš kitų dalių jau iš senesnių, tai reikėjo jas dar atplauti, daug tokio rinkimo, žaidimo.
galvas visas reikėjo sutvarkyti, dar kai ką vėl reikėjo perdaryti, kaip pavyzdys, pompą dar siurblį patikrinau, vėl reikėjo nuimti, atsukti, vėl perklijuoti varžtus. Na, va, tokių dalykų. Taip pat galvų kompensatorius buvau perdėjęs iš savo senų į dabartinės galvas. Paskui primečiau, kad kurmi, taigi jau jos su šiukšlėm užpumpuotos bus, kažkiek tų metalo dulkių, metalo drožlyčių bus faktas jau jos jau užpumpuota, nes dabartinių mano galvų velenėlių vietos jau gan pasivėlė, tai teko vėl išsiardyti, išimti lauk ir sudėti kitus. Tai realiai kas susiję su mano varikliu, tai viskas greičiausiai, kad mesis lauk tiek velenėliai, tiek galvos, blokas su alkūniniu, faktas, kad jau metasi apatinis karteris, tepalo siurblys, metasi lauk, nes jau visas vidus suraižytas, tai išsimeta. Tikrai sočiai dalių ir tenka viską rinkti kitom, naujom. Na, taip galima įvardinti, kad naujom. Jau vakaras temsta, o mes turim variklį vietoj. Apsirinkau tiek, kad galėčiau bandyti burptelt, prasukt ir pasižiūrėti, gal pavyks užkurt. Tai dar kas lieka padaryti, tai dabar dar pirmiausia prasisuksiu iš karto etanolį, kad užsipildintų sistemą. Turbinas kaip ir susijungiau, aišku, dar aušinimo pilnai viso nesujungiau, bet vandens dabar kol kas ir nepilu. Ir antras svarbiausias dalykas, prieš kuriant paimsiu, supilsiu tepalą ir dar užpilsiu tiesiai per čionais, kad švarus, gražus tepaliukas iš karto paimtų variklis. Aišku, dar faktas, prasuksiu aš jį be degimo, kad jisai pats bandytų prasisukti ir kiek įmanoma tepaliuko papumpuotų šiek tiek į save. Nes vis tiek, tepalo jis dabar tikrai neturi, visi kanalai, viskas tuščia. Tai, žodžiu, reikia
Kaip tik galiu pabandyti plaukti. Ten prisukau, tą prisukau. Pabandau pajungti degimą ir šiek tiek. Opa. Labą dieną. Nusodinau akumą. Blemba. Palauk, ta masė išjungta. Netyčia buvau nuspaudęs. O. Eik tu. Blet. Reikia vis dėlto sujungti. Jau išgirdau, kad nyžo per pompą. Žodžiu, einant uždedu paskutinį vamzdį. Eik tu načiu, tai prisidariau, man jį iškart reikėjo uždėti, dabar ten skylė liko. Žodžiu, jau matau, vakaras nesąmonės darau. Vandens pompą atjungiau, kad čia nevarytų. Benziną užpumpavau, dabar galim pabandyti tik prasukt be degimo. Pažiūrėt, ar suksis. Gerai. Pažiūrim, ar niekur nieks nebėga. Čia vandenuks tik pabėgo. Nieks čia niekur lyg nešlapuoja. Kol kas panašu kaip ir gerai. Bandom startą daryti. Būsiu greičiausiai nepataikęs degimo. Degimas surinktas gal ir gerai, arba holas gal netinka, blemba. Būsiu nepataikęs holo kažkurio tais. Arba dar reikia permastyti ramiai, neskubant. Nu, bet bent prasisuko. Bent tiek gerai neužsikirto. Turim naują rytą ir eisiu atgal prie variklio. Vis dėlto, nes berinkdamas žinojau, kad gali būt, kad sumaišysiu, bet realiai kažkaip nepagalvojau, kaip pastatyti ir tiesiog labai nesukau minties, galvojau, arba pataikysiu, arba ne. Tai spėkit, nepataikiau. O nepataikiau tai viršutinės grandinės, kuris skaičiuoja irgi holą. Ir tą pipcikėlį, kas svarbiausia, aš buvau kažkada nusifotkinęs, kai perinkinėjau iš vieno vėl į kitą variklį ir kad atstatyti padėtį. Bet kai jisai dabar buvo užlinkęs kažkokioj pozicijai sustojęs, tai kažkaip galvoju, nu čia tikslo nėra žiūrėti, kurioje jisai vietoje, nes vis tiek degimas nepastatytas. Tai taip ir susipliončinau. Tai vakar sukau ir žodžiu jisai man neužsikūrė. Po to faktas, kad parašiau Valdui. O kadangi Valdas šitoje vietoje yra specas, tai jo, sakė atjung holą ir 5 procentų, kad užsikūrus. Atjungiam, brūpt iškart ir užsikūrė, tai viskas tvarkoj. Buvo keletą garsiukų, jau turbūt matėt tą video. Bet matyt kompensatoriai realiai, nes toks ir užtilo, nes faktas, kad dar neužpumpuoti tepalo. Ir paskui pradėjo man čia šnypt gestų ir užgesinau iškart. Ir tada pist vėl neužkuriu. Tai žodžiu, Valdas tada paaiškino, sako, laikyk pilną gazą ir tuo momentu nepaduoda kuro. Galvoju, eina, na, čia rimtai einu. Nu gerai, galvoju. Paėmiau, užspaudžiau pilną gazą, kūriau, frunk vėl užsikūrė. Bet vėl girdisi, kad, nu, padirba kokias 5-6 sekundės ir jau pradeda toks kimštis. Arba kūro nepaduoda, arba dar kažkas. Žodžiu, nes faktas, kad nereguliuoja holas, kažko neskaičiuoja ir motoras pilnai nedirba. Bet gera žinia, kad užsikūrė. Bet šiandien vis tiek reikia atsiardyti keletą dangtelių, nusimt velenėlių dangtelius, atsisukti pagrindinį dangtuką, kur man tą žvaigždę reikia persukti, tai reikės kelių bičiulių pagalbos, kad palaikytų degimą, nes labai nenorėčiau, kad prašoktų grandinės ir reiktų išsiardyti visą priekį. Tai jo, nu, norisi prieš stendą, kad variklis pilnai padirbtų, sušiltų,
pasižiūrėčiau, ar viskas gerai, ar niekas niekur neprabėga, ar tepalai nebėga, ar vanduo nebėga. Ir šiaip prašylyt variklį, prakaitint visus, kas apibėgia, bintai, taip toliau, iškais viskas pasidarys, todėl ant stendo važiuoti šitai faktas, kad galėtų Valdas atstatyti degimą kaip ir dabar surinktas. Bet, nebus mašina prašylyta, jeigu kažkas atsitiks ant stendo, bus jau per vėlu kažką daryti. Todėl turiu dar laiko iki kitos savaitės, rods pirmadienį, jeigu čia viskas gerai pavyks. Šiandien turim penktadienį, tai išsirenku ir bandau viską atstatyti. Tai geras, manau, pusdienukas ir turėčiau pasidaryti. Trukti iš vadžių, vėl iš pradžių. Eina načur, galiu pasakyti. Tik tiek. Vakar su kaimynu net bonką prasidarėm, žinokit. Kad ir kaip tai skambėtų negeriančiam žmogui, bet eina načur. Tikrai eina načur. Lupam lauk variklį vėl. Situacija buvo tokia. Kol kas konkrečiai tiksliai dar nieko atsakyti negaliu. Tik tiek, kad karterį turim aukso. Kala. Kažkas kala. Po užvakar tų 2 užvedimų greičiausias spėjimas, kad gavom hidros smūgį nuo kuro kiekio. Greičiausiai, kad, čia tik dabar dar mano spėlionės, išsilupus variklį, nusėmus karterį pilnai, tada reik manyti, kad pasimatys reikalai ir pasitvirtins spėjimai, jeigu tokie jie yra. Kadangi holą buvom atjungę, nes kitaip jo neužkūrėm, matomai holas neskaičiavo, kiek reikia kuro paduoti ir purkštukai nedarė, o darė pilnu išmetimu, privarė į cilindrus arba į tą vieną greičiausiai cilindrą, žodžiu. Ir gavom greičiausiai, kad hidros smūgį. Spėjimas toks, nes daugiau logiškesnio varianto kol kas nesumastom. Pakeičiau aš vakar žvaigždę, tą, kur buvau sumaišęs holą. Užsikūrė viskas tvarkoj su holu taip toliau. Pradėjo kalt šitoj pusėj galvos ir atrodė, kad viršus ir kompensatoriai neužsipumpavę. Gerai, dar pakūrenom, pažiūrėjom, taip toliau atsidarėm filtrą, nublema švaru, nieks nieko, tada vėl keitėm tuos kompensatorius, 7 berods pakeičiau, tokius į minkštesnius radau, vėl atrinkau kiek įmanoma kietesnius, sudėjom, užkuriam, blema, žiūrim tylu ir vis tiek pradėjo tos pats eina ir viskas. Dar matavom kompresijas, stumų galvom voštuvą palenkėm ar dar kažką. Atrodo kaip ir ne, visi atstumai nuo cilindrų kaip ir vienodi, kompresija kai naujo variklio, ten 13,5-14 barų. Flemba. Echolotą tą turėtumėm, kaip jis vadinasi, kur kišasi su akim pasižiūrėti, bet neturim, tai kaip ir spėjimų nėra, bet nusėmėm, išsileidom tepalą, kur to, paskui filtrą atsisuku pilną dzindrų. Išsileidom tepalą dar vakar, irgi pilną aukso karterį. Tai kažką palenkėm švaistiklį greičiausiai, užkampino indeklą, matyt pradėjo drožti ir bus vėl visur pilna visko. Tai viskas, šeštadienį šiandien turim, lupam lauk variklį, imam karterį ir žiūrim, ką mes ten turim. Oi, po biškį rankos jau svyra, ar nereikės čiupt man savo senąjį 4 litrį daiktą. Viską apkraut, važiuot pas Valdą, susipūst, kiek čia, 500 arklių, gal biškį ir daugiau išeis. Ir varyti į ąžuolą su 3,5 baro gale. Ojei, juokas per ašaras. Juokas per ašaras. Gerai, žodžiu, viskas. Mažiau kalbų, daugiau darbų, jungiam pozityvą. Kas čia, tik variklis, tik metalas. Einu tvarkytis, kabinu kraną ir lupam lauk.
žodžiu, darbų kalnas, daug išsibarstęs visko įrankių, taip toliau. Variklis atrodo štai taip. Jau aš jį renku atgal, buvau visas galvas nuėmęs, grandinės paleidęs, visus švaistiklius atsukęs. Vieną stumuoklį net pakeičiau su švaistikliu ir dar įdėjau vieną porą naujų indiklų švaistiklinių, nes radom tokį daiktą. Čia yra žiedo gabalėlis, bet ne iš mano variklio šitas žiedas. Jisai atsirado kažkur, turėjo įlėkti iš galvos. Bet kas svarbiausia, galvas tai aš buvau visas išputinėjęs, išplovęs, išvalęs. Jis iš apačios bloko tikrai negalėjo įlėkti, toks piskis. Ir čia yra stumuoklio antrasis žiedas, nes jis turi briaunelę. Iš kur jisai atsirado, aš net neįsivaizduoju, jau galvojau, sutrupėjo mano stumas ar dar kažkas, bet ne, viskas stumuoklis, tarpžiedžiai, viskas švarus, gražus, čia yra žiedo gabaliukas. Žodžiu, aš jį išsisaugau. Tai šitas daiktas buvo, kaip matot nuotraukose, įlėkęs ir įstrigęs į galvą. Ir dar stumas suplakė ir pripresavo jį. Tai stumuoklis atrodo štai taip, va šita vieta daužėsi, atrodo ir va šitaip jisai, ir čia išplakė, dar čia įkalė, tai žodžiu ir prie savo matyti visą laiką tas kank, tai ištisai garsas į šitą vietą ir plakė. Šiaip indiklai viskas gražus, o čia tik tais visa, tiek padilė, bet tai čia skaitau, čia normalu, nieko čia baisiai tikrai nėra. Tai pakeičiau indiklų vieną šitą komplektėlį, pakeičiau švaistiklį ir dėjau kitą stumuoklį. Viską sudėjau tas pačias tarpinės, nuimtas, tik viską bandžiau nuvalyti kiek įmanoma ir viską atgal surinkau. Tai dabar lieka dėti dangtelius visus vėl. Jau degimą pasigavau kaip priklauso, jau holo daviklis jau savo vietoj, tai realiai iš karto užsikurs. Rinkti reikia dangtelius dėti toliau, dėti visus, dar tepalo siurblį reikia užmesti. Dar tą buvau vėl išsiardęs, išsivaliau, išsipučiau viską, kas įmanoma. Manau, turėtų būti dabar jau gerai. Šiandien turim jau sekmadienį. Iš ryto dar aprinkau šiek tiek variklį ir jį spėjau įdėti į mašiną ir išvažiavau į mišias. Tai pabuvau sekmadieninėse mišiose. Paminėta buvo mano tėčio 10 metų mirties sukaktis ir tuo pačiu pasimeldėm. Tikiuosi, bažnyčia išgelbės ir nesprogs. O dabar viską pabaigiau pilnai susijungti. Tik užpyliau tepalą, įdėjau naują tepalo filtrą. Iš tikrųjų dar nežiūrėjau, ar kažkur nebėga, bet atrodo, kad viską lyg užsukęs. Viskas pajungta. Tai reikia manyti, kad galima bandyti kurti. Holas yra, visi laidai lyg viskas pajungta. Blemba. Atsimeldėm. Tikiuosi, viskas bus gerai. Bandom daryti startą. Blemba tikrai dar sikelį. Pasuksiu pradžioj vėl taip. Bandom. Aš jau atskubėjau išgirdus garsą. Blet, maldos padėjo. Eik, tu načiat. Kaimynai suleikė. Kaip gerai suleikė visi net paklausyt, karoči.
Nu fuck, pavyko. O, iš antro karto. Sekmadieninės mišios tikrai padėjo, man atrodo. Kas per suknis tas žieduko gabalas, iš kur jisai įpuolė, aš neįsivaizduoju. Ir realiai suknis šitaip reikalus turėjo. Kiek darbo bereikalingi, kiek darbo valandų, kruopščiai rinktas variklis ir taip toliau. Per vakar dieną realiai buvo išliptas variklis, išrengtas vėl pilnai iki nulio. Visi indiklai viskas persukta, kai kas dar pakeista. Vėl sukrauta, vakar pilnai sutepti visi dangteliai, liko šiandien beliko tik įdėjau į mašiną, nuvažiavau į mišes, grįžau, surinkau pilnai ir variklis dirba. Dabar bus galima ramiai savo pilt vandenį, pilnai viską užpildyti, išsivaryti į lauką ir pilnai iškaitinti, kad būtų visiškai ramu ir bus galima važiuoti pas Valdą. Pagaliau pavyko surinkti varikliuką teisingai. Šį kartą jokia šiukšlė neįkrito. Labai tikiuosi, kad ir neįkris daugiau. Jo realiai sugadino toks smulkus, atrodo, dalykėlis ir sugadino šitiek daug laiko. Na, svarbiausia pasidarė. Užsipyliau ir vandenį jau. Kaip ir nusiorinau. Jau kažkiek ir biški pradirbo. Bet dar reikės apsirinkti, įsidėti interkulerį, kad pilnai pasijungt visą sistemą, išsivaryti į lauką ir, kad gerai nušiltų viskas, kas turi nušilti, nes ir bintai apibėgia, ir tepalų, ir vandeniu, žodžiu, ir sumirkę tokį, tai turi gerai viskas atšilt, sušilt ir prasigaruot, prasidirbt. Reikia manyti, kad viskas bus gerai. Dabar nusimato kitoj savaitėje greičiausiai, kad kelionė dar pas Valdą, nes būtų tikrai smagu pasitikrinti mašiną ant stendo. Ir už lygiai savaitės laukia mūsų finalai. Tai manau, šiam kartui tiek, bičiuliai, prasikankinau aš realiai visą savaitę prie mašinos, realiai diena dienon, bet pagaliau pavyko. Tai labai tuo ir džiaugiuosi. Tai ačiū, kad žiūrėjote šį video, tikiuosi patiko, parašykite, kaip jums visas šitas mano vlogas, išgyvenimai šiti mano nelemti ir pasubscribinkit kanalą. Tai šiam kartui, manyčiau, tiek, atsisveikinu ir iki sekančio karto. Ate.